Labas visiems, na ką, šiandien ežeriukas laukinis. Pažiūrėkit, koks gražus davažiavimas, aišku, žiauriai sudėtingai. Nežinau, koks bus išvažiavimas, čia kažkada žvejojau. Šitame ežere esu pagavęs karšius savo didžiausius gyvenimą. Aišku, ne šitoje vietoje, nes čia sekluma, toj parodysiu pats ežeriuką, čia sekluma, bet, sakau, buvo kur gilis vieta, ten jau privati valda, tai liko tik šitą vietelę. Kiek žinau, šitame ežere privažiavimui žiauriai sunku, per miškus viskas apaugę, bet nešuosi daiktus ir bandysiu šiandien ant boiliukų mažiukų bandysiu pagauti tikslas karšis, karosas lynas, žiūrėsim. Kiek žinau, žuvingės ežeras tikrai vienas iš žuvingiausių Lietuvoje, tai ant fleto bandysiu. Dabar 9 ryto, beveik 10 bus, kol sunešiu daiktus, 10 net. Tai žvejosiu dieną, nes čia dieninis ežeras, kiek bandžiau naktį kartu, tai nieko nepasiteisino, nieko nepagavęs, tai dieninis ežeriokas toks, kai tik tai. Na va, daiktai atnešti, prašau, kėdutė pastatyta. Manau, va čia sėdėsiu, 2 meškerytės, vieną dešiniau, kitą tiesiau, žvejosim. Gerai, bėgu, trauksiu meškerės, ryšiu, pašarą reikia užmaišyti, pašaras paprastas, kukurūziuko dadėsiu, kanapių, pakarpysiu sleikiuko ir tiek, bus toks tamsokas rūdas pašariukas. Taip, dadėjom sėklų. Na, ant viršaus pilsiu visą kukurūzų. Toks miksiukas. Toks miksiukas pas mane bus. Na ir pažiūrėsiu, kas iš to išeis. Kaip šitas pašariukas sudirbs. Po to dar sleikiuką pakarpysiu į vidų. Ir, aišku, kvapas iškart toks nelabai man traukiantis, na bet nieko. Žuviai gal patiks, manau. Nu, įdomiai va toks. Lipnumas gal ir ne kažką jo. Toks kažkoks, sakyčiau, net nelipnus visiškai. Kol nukris, jau jo nebus šitą jauko. Boiliukus dėsiu 10 mm. Aišku, reikia mažesnių, bet bandysiu su tokiais. Žodžiu, sistema va tokia. Šitas pavadėlis labai geras, čia apie 4 comus, gal ne 4-5 bus, nes buvo 10 sutrumpinų, reikia trumpius, va. Čia tiesiog mazgas surištas paprastai ir va tai va. Išvis prie pat viršutinis ir apatinis per ilgas. Jeigu nepasiteisins, bandysiu ir apatinį trumpinti. Reikia, kad būtų per pusę trumpesnis. Ir toks vat principas bus. Va. 2 kabliukai ir metam. Iškart bandysiu mest. Oi, tą vietelę be jokių klipsų. Be jokių klipsų. Arba dabar net užsiklipsosiu šitą vietą, kad būtų. Kad tą pačią ir mėtyt. Kad nedubliuot. Iškart užsifiksuoju šitą vietą. Pastatau vieną meškerytį. O taip ir žiūrėsim, lauksim, kas čia pas mus bus. Taip, antra sistemėlė, o principas tas pats. Šėrykla ir 2 trumpi pavadėliai. Antapkės vadinamas žvejosiu, va, taip. Čia, va, irgi trumpą padariau, tik čia kilputė per didelė reikia. Mažesnė gal, jeigu bus blogai perdarysiu. Ir va tokia va sistemėlė. Labai gerai, idealiai va dabar. Apie 5-4 comus pavadėliai.
Ir čia bandysiu oranžinius. Žiūrėsim. Na, situacija tokia, kad įmečiau 2 meškeres ką tik, ant vienos jau dešiniai, kur ten uždėjau žalią boiliuką ir geltoną, o čia 2 oranžinius tokius. Na, vieną maišytą oranžinį geltoną, vieną oranžinį. Vieną toliau šlipsavau, čia žalių kaip ir nėra, tai net neskanavau dugną, jau žinau, čia ne pirmą kartą. Ir, o vieną arčiau, tai ant vienos jau čia dešinės, kur toliau jau buvo, tokie tik, tai nežinau. Ar užkabina, ar, valgo pašarą gal. Nuo dugno ir gal kabina. Bet tokie nežymus kibimai, bet jau patampimai buvo. Pašaras toks nelipnus buvo, tai dadėjau tokio balto dar sumaišiau, tai gal ir nieko. Nežinau, kiek kas laiko permetinėt tą filetą. Net neįsivaizduoju, kiek reikia. Gal, nemanau, kad 10 minučių, turbūt ilgiau, čia ant fiderio 10 minučių. Net nežinau, kas kiek laiko permėt. Tai bandysiu permest. Ką jūs? Kibimas ant artimiausias. Vat jums ir tapkės. Ant artimiausias distancijos kibimas, ką tik buvo, va traukiu. Jaučiu, yra žuvis nedidelė, bet kažkokia yra. Įdomi. Reiks čia klipsą dėti, nes toks smūgis buvo, ką tu? Toks buvo smūgis. Ir čia pas mane uždėti boiliukai mažiukai. Oi, žolės kainuoja. O, žiūrėkit. Plakiukas, žiūrėkit. Prašau. Ne plakiukas. Pažiūrėkit. Kokia graži. Ui. Ant šoninio. Ką aš sakiau, reiktų pavadėlis daryti ant šoninio. Oi, pažiūrėkit. Kokia koja graži, ką tu. Tokias pagaudyt. O, pažiūrėkit, gražuolė kojytė. Ir va, bailiukas šoninis. Aha, pavadėlė šoninio va, bailiukas, koks mažiukas. Kibimas. Tos pačios kibimas buvo. Karšiokas. Eina savo, tau ir sistemėlė. Ant šoninio. Eina savo. Ant šoninio įsivaizduojat vėl to pačią. Vėl to pačio šoninio patys matot. Eina savo. Na, situacija tokia, jau 1 valandą, tai žvejoju 3 valandas. Iš žuvų tai plakiukas 400 gramų, iš karto atsiliepė ten valandas bėgi, kai tik pradėjau žvejoti, ir koja nebloga. Ir tokie buvo kibimukai, buvo banda, bet tik ant vienos meškerės viskas, kur mankiniai tokie maži boiliukai. Ir kur artima distancija, bet ant kitos visiškai nieko. Labai įdomi kažkaip, net nežinau, ką čia ir pagalvoti jau. Saulė taip giedra, oras aišku pasaka, bet daugiau ir nieko. Net neįsivaizduoju, ką daryti. Į pašarą sliekus ir dzikus įmaišiau. Ir laukiu. Realiai permetimus darau apie 15 minučių ir vėl metu, keičiu. Ant šitos, kur artima distancija, tai būna tokie tik, bet nieko rimto, nes kai tada buvo kibimai, tai iškart bam, bet įdomi. Aš ant šitų tapkių vadinamų, tai pirmą kartą tokia sistemėlė žiūrėjau. Čia panašiai kaip ant karoso.
kabliukai arti labai šėryklos ir viskas. Galima ir šėryklą nebūtent method feeder dėti. Flat feeder ta flatinė, o tiesiog iš tų tokia paprasta su geležinė tokia apvalė. Na vat kažkokie sudrebėjimai vyksta. Ten dešinės, ten kairės meškerės. Nesuprantu. Aš galvoju, čia prie šėryklos smulkmė. Nes kai tie tokie didesni užkybo iškart, kai užmečiau, tai iškart buvo, ta prasme, buvo normalus iškart kibimai. Meškerė drebėjo ne vieną kartą, čia tokie vienkartiniai. Tididich. Dabar ant dešinės buvo toks neblogas jau, bet tik vieną kartą. Čia net nespėsi net ir pakirti, žinai. Tai va tokie va reikaliukai, nežinau kas čia. Atakuoja smulkmė, nes čia va smulkmės tikrai labai daug, net matosi prie kranto, labai daug plaukia raudžių, gražių aišku, bet suvalgo tą pašarą greitai ir viskas. O ką tai buvo kibimas? Nenufilmavau tik, bet kažkas yra, kažkokia žuvis. Nedidukė matyt. Aha. Ir vėl ant šoninė, žiūrėkit. Plakiukas. Opa. Žiūrėkit. Ir vėl ant šoninė. Kaip gražiai. Ant šoninio bailiuko. Viskas ant šoninio. Ir ant tokio vat mažiuko, matot. Eina savo, bet gražiai ėjo. Ir viskas ant... Oi, tu gražuolis nuo manęs pabėgt nori. Ašgi tave noriu į sitelį įdėti. O. Ir viskas ant šoninio, tik tais ant šoninio. Nu įdomiai. Šoninis pavadėlis, matot? O, tokio ilgio. Prašau, viskas tik ant jo, visos žuvis šiandien. Ir dar bailiuko nėra. O, tokio bailikėlį. Uždėsiu čia ant apatinio didesnį. Mango skonio. Op, taip. Op. O. Tokia situacija, o taip. Labai gera sistemėlė surišau kažkaip. Ant kitos biški kabliukas užsipina. Kažką blogai padariau, nu bet... Ai, kabinasi kaip... Na, bet nieko. Reik bandyti dar mesti tašką, gal atsilieps kažkas. Hop. Opa. Karšiokas. Matosi. Ir kakoja mano pašarą. Valgo. Tik įmečiau. Minutės nepraėjo. Ant tos silpniausios meškerės. Bet turbūt smulkmė bus, įtariu. O. Vėlgi ant šoninių. Tik įmečiau ir ten, ir ant tos kibimas. O. Vėl ant šoninio, va. Prisikabino. Kas laukia, tas sulaukia tikrai. Tuo įsibėgės ir didelės ateis į tašką, manau, tikrai. Mūšia. Bus ir didelių, manau, tikrai taške. Užsikabino už žalių.
Ir vėl ant šoninio. Eilinį kartą. O. Na ir jau 3 valandą dienos ir reikalai tokie, kad kimba. Tikrai kimba, kibimai yra, kaip užeina tai jaučiasi. Viens po vieną, va ką tik baigiau, gal 5 žuvis ištraukiau. Bet kimba tik ant šoninio pavadėlio ir ant mažiuko 7 mm boiliuko. Mažiukas. Mango. Toks jisai oranžiniai geltonas. Va tokias peletės. Tik va ant šitų. Ir ant šoninio. Ant kuri kairiai meškerė. Artima distancija, tai viskas tik ant jos. Ir viena žuvis, viena koja ant dešinės, kur biški toliau. Čia artima, sakyčiau, 1,25 m, tolima 35, kažkur 10 metrų gal skirtumas tik tais, bet kažkaip dirba artima distancija visiškai. Šiandien ir tik šoninis pavadėlis. Čia iš vis nebuvo nieko tokio panašaus į kibimą ir žuvį, bet uždėjau tokį pat šoninį, taip pat visiškai išvalo, nes buvo prieš tai išpinto, užsisuka, tai ten uždėjau iškart kibimas pagavau, tai nežinau kodėl. Kur čia kas paslėpta, bet ant apatinio visiškai nieko kabliuko. Ir tik va tas bailiukas, mažiukas. Nu, bet smagu, kad kimba. Tikrai smagu. Jeigu ateis, maitinsis, išeis, nes čia sikluma didėja, tai pagausim, užkips ištrauksim, tikrai nepaleisim. Tai va, tokie reikaliukai. O, vėl kibimas buvo ką tik. Ir toks visai įdomus, bet pagal jausmą tai nieko didelio. Nieko didesnio nei buvo prieš tai. Pagal jausmą tai nieko didesnio. Bet kaip kabinas čia už žolių, man rodos, iškart. Čia prie pat žolės yra. Man rodos nieko didesnio, ne. Plakiukas ir vėl. O. Nu, aš jau galvojau kilograminis. Ai, nu bet dar anksti, sako. Dar sako anksti. Bet gražus, žinokit. Tikrai gražus. Biški praklaujavo. Nieko užgyst. Tikrai gražus. Kibimai eina. Bet, kaip ir sakiau, viskas ant šoninio pavadėlio. Nes jis taip gražiai nusileidžia ant širiklėlės. Aš padariau išvadą, va, jis taip gražiai nusileidžia ant širiklėlės ir visi kibimai jo. Tokia va išvada. 5:30 jau vakar, skaityk. Tuoj dar pusvalanduką, gal valandėlę pasėdėsiu, žuvies prigaudžiau. Nuo 9:10 ryto, tai plakių kojų, aišku, stambių ten kažkokių karšių nepagavau, bet skaityk, nu gal pertraukėlė kem minučių buvo, be kibimų įsidėjau, bet šiaip pastoviai, bam, hop, būna neįkirti, bet vieną laikiau tikrai, kai pakirtau tik būk, tik būk, nuėjo, nusikabino, gal kabliukas mažas, nes 10 numerį ir 8 naudojau. Nežinau, dėl šito tai nežinau, bet vienas kibimas, vieną paleidau tikrai gerą, jau tikrai virš kilogramą, sakyčiau. Bet tokia žvejyba ant tų tapkių tokių flat feederio, tai man patinka visai. Dar su 2 pavadėlis ir kibimai, va, kas įdomiausia, tik ant šoninio pavadėlio kibimai.
ant apatinio kabliuko nė vienos žuvies nepagavau. Ant 2 meškerių tik ant šoninio kabliuko. Nes jis gražiai, aš įtariu taip, kad jis gražiai krenta ant šėryklos. Ir kai žuvis ateina valgyti pašarą, iškart paima. O tas biški toliau taip už šėryklos guli. Nors aš ir taip patrumpinau iki 5 comų realiai. 5 comai čia maks pas mane pavadėlis, nors buvo 10. Tai per pus patrumpinau. Bet kimba tik ant šoninio. Viršutinio šoninio, kaip pavadinsi. Tai tokie reikalai. Oras pasaka, saulytės biški buvo iš pradžių, kai atvažiavau. Pusdienį, dabar išvis ramu. Na, čia dieninis toks ežeriukas, tai manau jau ant vakaro pačio. Tai tikrai neišeis žuvis. Čia įdomu būtų pabandyti ant naktinės, bet čia sekluma vėlgi. Ant naktinės aš žvejojau, bet ten aš žvejojau kur gilis. Nors ir naktį nieko nepagavęs, tik dieną. Po naktinės buvau atėjęs iš po miego ir ištraukiau gerą karšį. Tai kada jis užkibė, neaišku, turbūt kad naktį. Bet šiaip pagrinde buvau karšį savo pagavęs čia dieną. Dienos metu. Tikrai stambius, ten apie 3 kilogramus, rekordiniai mano karšiai buvo ant gylio. Čia sekluma vėlgi. Taip pagal logiką, tai galvoju, kad ant seklumos, kaip tik dabar vasaros pradžioje išeina žuvis, maitintis, dar plaukiat šilčiau. Tai galvoju, pabandysiu ant seklumos čia, bet šitoj vietoj kažkokių ypatingų niekada nesu pagavęs, nors čia jau gal 3 kartus 4. Ne, nieko nepadarysi. Pažvejota, pasėdėta, pailsėta. Nugaras ir kojų nejaučiu. Paprasme rankų, labiau aišku nugaras. Čia pastovi dirbi, meti irgi. Pas mane šėryklos po 5 gramų vis tiek jaučiasi. Aišku, ne Nemunas, ne upė, bet jaučiasi, kai meti pastoviai. Vis tiek jaučiasi. Na, įdomiausia dalis. Einu traukti žuvį. Žiūrėsim, ką pagavom. Sversim. Ir džiaugsimės rezultatą. Nu. Ir kągi mes čia turim. Va tiek žuvytės prigaudyti. Paleidžiam žuvį pagautą, plakiai ir kojas šiandien. Tikrai nemažai prigaudyta žuvies. Visą ją paleidžiam ir važiuojam namo. Tokie gražuoliai. Plakiukai. Visi tokie. Visi vienodi. Žvejyba super. Pailsėjom, pažvejojom. Kažko stambaus pagauti nepavyko, bet smagu, kybo visą dieną skaityk. Ant bailiukų, šitų vadinamų tapkių sistemos, 2 pavadėliai, vienas aukščiau, vienas žemiau. Tai šį sezoną, šią vasarą tikrai bandysiu, man patiko pagauti stambų karšį, lyną arba karosą. Tai va, žvejybą savo baigsiu. Ačiū visiems, kas palaiko, kas komentuoja, kas laikina, kas followina. Visiems gerų laimikių ir iki kitų kartų. Varau namo.